Laba diena, porą dalykų. Tai pavyzdžiui, jeigu žmonija pasiekia atitinkamą lygį, pavyzdžiui, ne tik technologiškai vystosi, bet pavyzdžiui, jeigu dorybinga vat, kultūra tokia atsiranda, tarsi kultūra, tarsi požiūris, nu, ten ir į save, ir į kitą, nu, pavyzdžiui, kai žmonės tobulėja įvairiuose lygiuose, tenais ir dvasinėse, ir kultūros lygiuose, nu, ta prasme, tada atsiranda to daugiau tokio žmogiškumo, to daugiau tokios sielos atsiranda, gerųjų savybių ir tada, vat, pavyzdžiui, tada jau nebelieka, pavyzdžiui, kovos, tada vat, pavyzdžiui, partijos atlieka savo funkciją, nu, ten tarnauja tėvyniai, tenais šalis, pavyzdžiui, gyvena draugiškai, ten laimingai ir tada nebelieka tokių visokių ten kovos, kovos aspektų, tokių etikos aspektų, bet, ta prasme, va, tokių visokių ten kovų nebelieka, tų negatyvių, tokių blogų dalykų, kur kas nors, vat, nukenčia ar ten miršta, kai arba dar kas nors, kai atvyksta, tai kai nebelieka tokių dalykų, tai žmonės tada gyvena, va, tarkim, jeigu dar moka laimingai gyventi dvasiškai, tai tada, nu kaip, užsidirba kažkiek pinigų, nu tarkim, gerai, kad dar savo hobiams skirtų laiko, nu ir va, ir tada gyveni laimingai, tenais gražiai dar, jeigu laikaisi ten tų religijų, dar tenais grįžti pas Dievą, grįžti į rojus, ta prasme, nu ten neini į kažkokius pragarus, dar kažkur ir vat, kai gerai, kai gėris vyrauja ir tas toks sėkmingas gyvenimas, vat ir yra tokia prasme ir įdomumas tas vat pats. Tai va, tai tokius dalykus.